Sveiki, įsijungę podcastą Lietuva Amerika, kuriame atvirai kalbame apie geopolitinius iššūkius, transatlantinius santykius ir Lietuvos vietą pasaulyje. Aš, Vincentas Pulbinskas, su manimi, kaip visada, veda laidą Žygis Paviljonis. Šiame epizode daug dėmesio skirsime Miuncheno ir Paryžiaus konferencijoms. Ką jos reiškia Lietuvai, kokius signalus siunčia mūsų regionui ir ką turėtume iš to išmokti. Tai svarbus įvykiai, kurie formuoja vakarų atsaką į dabartinius saugumo iššūkius. Antroje epizodo dalyje prie mūsų prisijungs ypatingas svečias, generolas leitenantas Benas Hodžesas, buvęs JAV kariuomenės vadas Europoje ir vienas stipriausių Ukrainos pergalės šalininkų. Kartu diskutuosime apie NATO ateitį, Amerikos įsipareigojimus Europai ir tai, kokius realius veiksmus vakarai turėtų imtis, kad užtikrintų saugumą mūsų regione. Tad likite su mumis. Laukia svarbi ir išvalgi diskusija. Gero klausimą. Labas vakaras, Žygi, kaip laikotės, kas naujo? Pavargę po Miuncheno, ruošiuosi vizitui į Kijevą, tai, taip sakant, istoriniai laikai, reikia daug dirbti. Ne tas žodis. Gerai, tai trumpai apžvelgime, kas įvyko pačiam Miunchene. Ar ne? Man toks įspūdis, kad po šios konferencijos tikrai, ta vadinama senoji transatlantinė saugumo santvarka jau galbūt eina į pabaigą. Ar teisingai supratau? Na, manau, kad dar ne. Tie pokyčiai Amerikoje jau šiaip senai pastebimi, dar nuo Obamos laikų, kai jis paskelbė tą Pivot to Asia, realiai Amerika pasakė visam pasauliui, kad pagrindiniai jos iššūkiai yra komunistinė Kinija, viskas, kas yra aplinkui ją, ir po trupučiuką Amerikos tampa mažiau mūsų regione ir todėl jau labai seniai Amerika skatina mus imtis didesnės atsakomybės už mūsų saugumą. Ir tai tikrai nuosekliai sakė prezidentas Obama, tada Trumpas, todėl vėl Bidenas, na ir mes, europiečiai, nuosekliai žadėjom tą padaryti. 14 metais susitikę NATO Velso susitikime pasakėm 2 procentai, kas jau yra istorija. Tačiau šita istorija netapo niekaip realizuota. Šiandien trečdalis šalių NATO neturi tų 2 procentų. Ir ypač tos didžiausios, galingiausios, su milžiniškom ekonomikom. Tai, atsimenu paskutinį susitikimą su kongresmenais Miunchene, kurie tiesiog uždavė tokį paprastą klausimą. Na, Žygi, mes tave seniai pažįstam, aš suprantu, kad tau skauda dėl mūsų žodžių, bet nejaugi reikia, kad mes kalbėtume tokiu tonu su jumis, europiečiai, ir nejaugi jums reikia laukti net 3 metus po pilnos invazijos į Ukrainą, kad pagaliau pradėti daryti teisingus sprendimus. Čia ir tai nėra nukreipta į mus, Baltijos šalis, Lenkija, tai yra nukreipta į tas didžiausias ekonomikas, kurios nevykdo savo įsipareigojimų, netgi pačių savo prisimtų NATO. Jo, yra, kaip sakant, nenorint čia komplikuoti dalykų, bet gerai, jūs buvot pačioj Miuncheno saugumo konferencijoje ir kaip ir praeitoj serijoje minėjot, kad susitiksit su kongresmenu Mastu, sutikot, įsivaizduoju, ir su Benu Hodžesu, ir su galbūt net ir su kitais Amerikos generolais. Apskritai, kokie jūsų įspūdžiai ir kokia jūsų patirtis iš tos konferencijos? Kas labiausiai jums įsiminė? Na, kaip visada, jinai yra įvairi ir man tai leidžia sakyti, kad negalima Trumpo ar jo viceprezidento pareiškimų sulyginti su Amerikos politika. Visi kongresmenai, su kuriais aš susitikau, ir iš kairės, iš dešinės, iš esmės patvirtino, kad jie palaikė ir palaikys Lietuvą, regioną ir Ukrainą. Faktiškai nedaug ko skiriasi jų teiginiai nuo to, ką aš girdėjau prieš rinkimus. Pavyzdžiui, dėl teritorinio vientisumo
vienas iš kongresmenų pasakė, kad jis inicijuos kongrese aktą panašų į Sumner Wallace deklaraciją, kuriuo visas kongresas pasakys per amžių samen, kad nė centimetras Ukrainos teritorijos negali būti niekaip pripažintas okupuotų. Okupacija bus nepripažįstama, kad ir kokia jinai yra. O kiti kongresmenai, kuomet aš pasakiau, kad teiginiai apie NATO neplėtrą į Ukrainą prieštarauja pačios NATO politikai, tai nėra Amerikos politika, tai yra NATO sprendimas, kuris yra įtvirtintas įvairiausiuose samituose, įskaitant Vilniui, ir NATO sprendžia, o ne vienas Amerikos prezidentas. Taip pat ir kongresas, senatas sprendžia konkrečiai dėl NATO plėtros. Iš esmės visi kongresmenai su įvairiais niuansais. Pavyzdžiui, Grehamas, matė tą epizodą net viešai, aš nežinau, kad esu filmuojamas, kaip jam uždavinėjau tą klausimą, ir CNN, ir BBC perdavė tą mūsų diskusiją. Jis pasakė, būtinai žinoma, jeigu tik rusai dar kartą puls, tai tikrai Ukraina įstos į NATO. Atsiprašau, tai yra teisinė nesąmonė. Tai dabar bijoma į Ukrainą į NATO priimti dėl to, kad matai, rusai ją puola. O tam, kad būtų priimta į NATO, turi balsuoti visi NATO parlamentai. Tai yra lietuviai, amerikiečiai, vokiečiai, suomiai, tautos turi apsispręsti mirti už Ukrainos laisvę. Tai nepykite, bet taip tikrai nebus. Tai aš ir atsakiau, tai padarykite kvietimą Ukrainai dabar. Tai nereiškia 5 straipsnio, nes 5 straipsnis įsigalioja tik, kada visi parlamentai ratifikuoja. Tas procesas užtruks, kaip ir dėrybos dėl narystės Europos Sąjungai. Čia, aišku, visokių ginčų atsirado, bet kongresmenai nepaneigė, kad nėra jokios kitos normalios saugumo garantijos kaip NATO. Ir mane tai nudžiugino, nes aš žinau, kad senate respublikonų dauguma yra trapi. Keli balsai, atstovų rūmose šiek tiek didesnė, bet mano patirtis rodo, kad po 2 metų ta dauguma ištirpsta, paprastai ateina kita partija. Todėl nepaisant visų šitų pareiškimų, ir beje taip man sako net ir Amerikos lietuviai, kurie yra įsitikinę trampistai, žygį kartokit ir kartokit tai, ką jūs galvojat, nes taip tik atrodo, kad Trumpo administracija negirdi, jinai gal kaip tik testuoja. Taip kalbėdama, jeigu jūs nusileisit, sakysit, žinot, imam ir užmirštam Ukrainos narystę NATO, tai gal iš tikrųjų jos nereikia, o gal ir pati Ukraina jos nekels. Bet ne, Zelenskis, aš buvau susitikęs su Zelenskio patarėju Igor Žofka ir girdėjau, kaip jis kalba. Viskas lieka. Mes norime, kad Ukraina įstotų į Europos Sąjungą ir į NATO. Kas gražu, man pačiam labiausiai patiko komisijos prezidentės von der Leyen kalba, kuri beje irgi važiuos į Kijevą tą pačią dieną kaip ir aš, su visa kolegija, galim sakyti, Europos vyriausybės nariais. Jin pasakė, kad reikia paspartinti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Jinai pasakė magiškas frazes apie tai, kad reikia nuimti limitus skolinimui į gynybos, kaip per pandemiją mes 700 milijardų pasiskolinam ir išgyvenam gan greitai. Tai kodėl čia negalim pasiskolinti? O taigi buvo sustabdyta paskutinėme viršūnių taryboje, Šolcas stabdė, vokiečių kancleris. O dabar jau jis sakė, nebestabdys. Puiku, mažytė pažanga Vokietijoje, kuris buvote anksčiau. Tai apibendrinus, reikia daryti savo namų darbus ir Lietuvai. Vyksta susitikimas partijų, vyksta dialogas, priimkim tą sprendimą dėl 5%, tikrai išsiskirsime. Europa lygiai tą patį turi padaryti. Aš girdžiu tam tikrus gandus, kad vokiečių krikdemai po rinkimų galbūt paskels apie 3% gynybos finansavimą. Tai yra daug. Jų 1% faktiškai padvigubins, arti padvigubinimo Vokietijos investavimo į gynybą. Tai jeigu kitos šalis panašiai pasitemps, manau, mes galime pasiekti lūžį. Duok dieve, bet vis dėlto keli momentai man iššoko. Visų pirma,
Jūs minėjot vis dėlto tą skirtumą tarp administracijos Amerikos retorikos ir konkrečių veiksmų. Bet argi nėra taip, kad mes jau dabar matome tos retorikos vystymas į konkrečius veiksmus būtent Rijade. Ir mačiau, kad daug kas prilygino ir, manau, ne be reikalo į Jaltos konferenciją, kuri, kaip mes visi puikiai žinome, iš esmės mus pardavė patiems rusams. Nu taip, Miuncheno dvasia, taip sakant, neblėstanti, kaip juokavo kai kurie, liūdnai juokavo mano kolegos. Putinas yra tiesiog apsėstas Miunchenu. Gal iš tikrųjų dėl to, kad jam buvo tas suokalbis padarytas, juk pažiūrėk, jisai 17 metais iš esmės paskelbė, kad jisai veršis ir, jėga. Prieš 22 metus, prieš porą dienų jis beveik irgi pasakė, kad jisai karinė jėga veršis ir staiga va šitie pareiškimai vėl Miunchene, vėl tas duetas su Putinu. Taip, ir aš pasakiau tai labai aiškiai kongresmenam. Ne tik, kad Ukraina nepakviesta, bet ir Europa nepakviesta. Tai nėra labai, tai yra visiškai neteisinga, nes labai tikėtina, kad Putinas tame susitikime su amerikiečiais nekalbės tik apie Ukrainą. Jisai kalbės apie mus. Jisaigi sako, kad jis nori panaikinti tas esminės priežastis konflikto. Atsiminkime laišką prieš pat įsiveržimą 22 metais. Jis norėjo, kad NATO pasitrauktų iki 97 metų sienos. Tai reiškia pasitrauktų iš mūsų šalių. Tai taip pat žinant, kad šiais metais rusai vėl planuoja naujas Zapad milžiniškas pratybas Baltarusijai, tokias pat, kurios buvo faktiškai prieš įsiveržimą į Bučą ir į Kijevą iš Baltarusijos pusės, man yra neramu, nes tai gali būti ir mano likimas. Amerikiečiai pasakė, kad, žinot, tai ne dėrybos, tai tik pirmas kontaktas, mes tik ruošiame kelią dėrybom. Ir kai kurie amerikiečiai pasakė, kad, žinoma, ir Europa, ir Ukraina turi būti pakviesta. Vieni sakė Ukraina, kiti sakė Europa. Labai daug skirtingų signalų, tačiau mes turime labai aiškiai šitas pozicijas jiems kiekvieną dieną pakartoti. Privalo būti Ukraina, privalo būti Europa. Ir kol to nepasieksim, netgi matai, kur viskas susiję. Faktiškai, kad ir kas ten būtų sutarta, tai bus tuščias susitarimas, nes vienas dalykas ukrainiečiai nepaklus, antras dalykas, o kaip tu garantuosi tą taikos susitarimą, kai dabar Trumpas sako, žinot, europiečiai, jūs savo pajėgas ten siųskit. Palauk. Tai mūsų nieks neklausia, mes prie stalo nesėdim. Tai kaip tu garantuosi, kad tas susitarimas bus vykdomas, žinant, kad bet kokios paliaubos su rusais trukdavo ilgiausiai 20 dienų. 20 dienų. Kas nors tą laiką nors pažeisdavo. Tai, žodžiu, tikrai bus thinking toksai, nežinau, gali Trumpas padaryti dar vieną nuotrauką, tokią, kuri gali, tiesą pasakius, atsimint iš blogosios pusės visam pasauliui, bet jis negali. Tai jokių būdų nebus susitarimas, kuris bus vykdomas. Tai be mūsų, be Europos ir be Ukrainos to nebus. Aišku, dar vienas gražus dalykas, kas įvyko, taip tas Paryžiaus susitikimas, labai gaila, kad jį nebuvo pakviesta Lietuva, kas man šiaip labai nepatiko, ir negavau atsakymų, kodėl mes nebuvom pakviesti, bet, gerai, kad europiečiai. Man pertraukta. Dėl to patį Paryžiaus susitikimo. Vis dėlto Lietuva ir tas vadinamas šiaurės šalių aštuntukas, mesgi buvome atstovaujami Danijos, ar to neužteko, ar mums kaip tik reikėjo labiau sėdėti prie to pačio stalo? Tikrai, kad reikėjo, nes tikrai su visa pagarba Danijai, kurią mes mylim ir gerbėm, kuri tikrai pasirūpino mūsų net narystę NATO, ji buvo pagrindinė advokatė. Aš nežinau, kas ten buvo iki galo tariamasi. Man reikia matyti kūno kalbą, aš turiu žinot, kas yra tariamasi ir tarp eilučių, ir koridoriuose. Nebuvo ten Lietuvos ir man tai yra ženklas, kad tas atskyrimas tarp Lietuvos ir Lenkijos didėja. Man geopolitiškai tai niekad nepatikdavo. Mes ten turim būt. Mes esame vieni iš pagrindinių Ukrainos rėmėjų, net ir pagal pinigus, jeigu skaičiuot kiekvienai lietuvio galvai,
tai net ir Lenkai iki mūsų yra toli. Jie nepasiekė tų 2% paramos nuo BVP, kuriuos mes Ukrainoje teikiam. Tai, na, aišku, atsakant taip savikritiškai, tai labai tikimės, kad tos partijos sutars dėl tų 5% ir tada savaime mes tapsime didžiulių dydžių. Nes beje, dar vienas gražus įdomus pastebėjimas, kongresmenai atrodo priims dar vieną teisės aktą kongrese, kur uždraus NATO daryti bet kokius renginius ar net važiuoti į šalis, kurios finansuoja biudžetą mažiau 2%. Na, suprask, tai tokiems kaip mes atsiranda šansas gal net ir daugiau karių turėti, gal net ir daugiau dėmesio, bet priimkim tą sprendimą, nes mes kol kas irgi kaip lietuviai paskutinį mėnesį malam liežuviais, bet aš nematau plano, kaip mes tos 5% pasieksim, ką mes tos pinigus išleisim. Tai palaukime to susitikimo rezultatų, palaukime pavasario sesijos ir matysim, ar mes galime ir toliau reikalauti tos vietos prie stalo, ar mes turime ką ant jo padėti. Na jo, pirmiau dėl tų pačių mūsų 5%, aš pats šiandieną pakankamai tiktai Facebook'ą įkėliau mūsų dabartinės vyriausybės kritiką. Nu, tikrai man kaip piliečiui, gyventojui ir patriotui yra ne tik nemalonu, skaudu, bet ir išliktų, kad vis dėlto, nu, pripažinkim, iš dabartinio premjero lūpų sklendžia tik melai iš esmės. Nu, sako, sieksime tų 5%, bet kad vis dėlto plano nėra ar kažkas tokio. Nu, tiesą pasakius, aš manau, kad tai yra mažiausiai nesąžininga gyventojų atžvilgiu. Bet trumpai grįžtant vis dėlto prie Amerikos retorikos per pačią konferenciją, buvo matyt vis dėlto ta retorika, nu, gal veiksmų nebuvo, bet vis dėlto retorika gali turėti tų neigiamų atoveikių. Nu, pripažinkime, kad šiuo metu po būtent tos pačios retorikos nu, europiečiai bijo, vakarų pasaulis bijo ir nu, vis dėlto gali būti neigiami atoveiksmiai būtent dėl šito, žiūrint tolimesnė prasme. Tai, nu, transatlantiniuose santykiuose tarp Europos ir Amerikos. Na, čia taip iš vienos pusės gerai, kad bijo, ar netgi kai kurie matėm pagrindinį konferencijos organizatorių Christoph Heusgen verkiantį per konferenciją. Tačiau aš prisimenu tą patį Christoph Heusgeną, kai jisai stovėjo už Merkel nugaros Bukarešte ir jisai blokavo Ukrainos įstojimą į NATO. Tai užteks, mylėjai vokiečiai, tų ašarų, palauksim jūsų rinkimų ir tikėkimės jūs ne ašarom, o konkrečiom investicijom į gynybą įtikinsite visus, kad Europą reikia vertinti rimtai. Tačiau kas mane iš tikrųjų sužeidė kaip europietį, ir čia aš visiškai solidarizuojuosi su tais pačiais vokiečiais, ir aš tą patį kongresmenam pasakiau tiesiai į akis, mielieji, na, jūsų retorika, kai jūs remiate iš esmės rusų agentus vokiečių kūne, tai yra ta pačia Alternative für Deutschland, kur vokiečių žvalgyba, na, yra nemažai įrodymų, kad tai yra rusų kūrinys. Aišku, keista, kad jisai taip legaliai toliau veikia toj pačioj Vokietijai, bet jūs negalite įgalinti, iš esmės, kas yra beveik juokinga, pačios antiamerikietiškiausios partijos Vokietijoje. Jie šlovina Putiną ir ko neveikia Amerika nuo ryto iki vakaro. Tai kokia čia nauda Vensui paremti tokią partiją? Tai, na, tai yra nesusipratimas. Ir žinant vokiečius, aš manau, ta kalba dar padės tom tradiciniam partijom dar labiau laimėti, nes, na, tai yra tiesiog objektyviai neteisinga. Ir aš dar atsimenu vieną epizodą, kai Bideno administracija auklėjo Orbaną, sakydama, tu negali remti ten vieno ar kito prezidento, nes tikri sąjungininkai remia bet kokį kitos tautos pasirinkimą, sąjungininko pasirinkimą ir išlaiko tos sąjungininko ryšius. Bet kas čia dabar tada vyksta? Aš manau, tai būtų nepriimtina niekam, jeigu Vensas kitą dieną, nežinau, Gražulį paremtų. Tai, na, tai nėra teisinga. Mes apgynėm savo laisvę, turime teisę į savo laisvę, turime teisę daryti savo pasirinkimus. Tai, na,
Rubio bandė tuos žodžius švelninti. Gaila, kad iš tikrųjų Rubio beveik nesimatė Miunchene. Jis ten kažkur lyg ir buvo, lyg ir nebuvo, lyg ir atskrido, lyg ir išskrido. Tai, na, aš vis dar tikiuosi, bet taip, labai, labai gerai, aš tokią seną draugę sutikau, kuri buvo ir Europos direktorė valstybės departamente, ir Europos direktorė Baltuosiuose rūmuose, dabar Kongreso analitiniam centrui vadovauja. Jin sakė, Žygi, na, man atrodo, šita administracija tiesiog dar neturi politikos. Jin bando, jin testuoja. Kol kas veikia tiesiog kažkas kažkur kažkokias kalbas parašo, nes administracija nėra sudėliota. Direktoriai, vadovai nėra sustiguoti. Nes paprastai amerikiečiai kalba, na, kaip laikrodžiai, jų kiekvienas žodis yra suderintas. Dabar vis dėlto vyksta toksai lengva, kartais ir negatyvi kūryba, tačiau vėl bandant vertinti tai pozityviai, prancūzą čia jau cituosiu, gal neminėsiu pavardės, na, matomės visus šitos tokius kūrybingas, kabutėse, politikas, bet mes taip pat suprantam, kad Trumpas pasiruošęs, jam nėra jokių raudonųjų linijų kaip ir Putinui. Ir ta prasme, jeigu mes šitą galią nukreipsime į mūsų pusę ir Ukrainos pergalę, jeigu Putinas, pavyzdžiui, įsiutins Trumpą ir jo derybininkus, ko aš viliuosi ir meldžiuosi kiekvieną dieną, tai tada tikėkimės, mes tą Trumpo energiją panaudosime visiems savo tikslams. Na, labai viliuosi, nes žinokit, iš savo pusės, grynai asmeniškai kalbant, aš per visą tą savaitgalį skaičiau naujienas plaukiančias iš Miuncheno, ir vis dvejojau, nes, nu, retorika baisi, ir atrodo, kad vis kiekvieną dieną nežinomybė vis didėja ir aš galiu prisipažint, kad buvo kilo mintis kai kurios tiesiog negrįžti į studijas ir iškart stoti į mūsų kariuomenę. Nes, nu, panašu, kad mes artėjam iki tokio taško, kad, nu, kiekvienas kūnas gali būti reikalingas ginant mūsų tėvynę. Ir man yra vis dėlto neramu grįžtant prie tos idealistinės Amerikos, matyti, kaip vis dėlto ta mano tėvo gimtinė, ta valstybė, kuri, nu, faktiškai išgelbėjo mano šeimą nuo Sovietų Sąjungos gniaužtų, juda tokia linkme, kad, nu, pripažinkime, iš jų retorikos žiūrint, atrodo, kad mus atiduoda tai pačiai Rusijai vėl. Na, aš pasakysiu, kad ir aš kartais jaučiuosi kaip pirmaisiais Obamos metais. Vat aš eidavau, kalbėdavau, nes tada irgi šiaip tai yra tendencija, kiekvienas naujas prezidentas, kaip mes ir kalbėjom, ir Bušas tą patį darė. Na, staiga pradeda flirtuoti su Rusija. Ir tada aš visą laiką sakydavau, na, aš nesu amerikietis, bet aš kartais jaučiuosi daugiau amerikietis negu jūs amerikiečiai patys, kurie taip elgiatės. Bet Amerika tikrai yra skirtinga, mus tikrai girdi, mus lietuvių žino, reikia tiesiog energingai veikt, kalbėt, vat, po Miuncheno važiuoju į Ukrainą, kitą savaitę vėl važiuoju į Vašingtoną. Kovo mėnesį antrą kartą važiuosiu į Vašingtoną, 2 kartus būsiu kovo mėnesį Vašingtone, kalbėsiu ir aš esu įsitikinęs, kad amerikiečiai grįš prie mūsų. Pavyzdžiui, dar viena nesąmonė, kas šiuo metu vyksta, jaučiu, kad Trumpo administracija pradeda flirtuoti su Lukašenkos administracijos ir jaučia kažką vėl švelnina, viešpatie, kiek aš kartų tai mačiau. Tai Lukašenkos ir Putinai, nu, juokiasi iš tų naivių amerikiečių, nes, na, jie juos tiesiog apgauna, jie jų nevertina. Ir vėl Lukašenka paėmęs įkaitais tūkstančių žmonių į kalėjimus, paleidinėdamas juos vieną po kito, išsikovot nori, na, didžiulės nuolaidas iš vakarų, bet tai tuo pačiu mes pateisinam jo įkaitų politiką. Tai reiškia, jis to paims dar 100 žmonių. Ar dar 50 amerikiečių ar lietuvių ir ką jis tada, mes jam atiduosime pusę pasaulio, gal kokį šeimą į Klaipėdos uostą, ko Žemaitaitis ir nori, atgaivintą trąšų tranzitą. Na, kiek kartų matėm šį žaidimą bet kas mums belieka, aktyviai veikti ir apie tai labai aktyviai stengtis kalbėti, išaiškinti.
labai viliuosi, kad nenusilpsim ir toliau taip darysime. Tai užbaigiant, priminsiu jums jūsų pačio mintį, kad vis dėlto visus gerus sprendimus, kuriuos Amerika yra padarius labai vėlai ar bene paskutinė ir kad galų gale vis dėlto priima tuos gerus sprendimus. Tai su tokia mintimi labai Irgi užbaigsiu, žinai, tokiu pozityvu. Ir žinai, kada jie tai padaro, kada visi kalba taip kaip lietuviai. Tai yra, jie žiūri, kai jau nėra išeities jiem įsisukti, jeigu visa Europa kalbės taip kaip mes, o iš esmės taip dabar vyksta, na gal be poros valstybėlių, Vengrija, Slovakija, tai reiškia vienykimės Europoj. Mažiau, ta prasme, čia čiaudėkime ar reaguokime į kiekvieną amerikietišką nusičiaudėjimą, jeigu mes būtume stiprus kaip amerikiečiai, jeigu mes būtume vieningi, tai, na, tikrai mažiau reikėtų bijot. Padarykim savo namų darbus Lietuvoj, Europoj ir tada mus net ir gerbs labiau. Vienas kongresmenas man taip ir pasakė: Žygi, tugi žinai, kad mes gerbiam jėgą. Būkit stiprus ir mes būsim su jumis. Nu, duok Dieve, kaip ir padarysiu. Tai ačiū Jums, Žygi, už suteiktą laiką, sėkmės Ukrainoje ir lauksiu Jūsų pokalbio su Benu Hodžesu ir jau galėsime paleisti naują seriją pirmadienį. Tai dar sykį ačiū labai ir iki sekančio. Gerai, sudie. Tai tiek apie Miuncheno ir Paryžiaus konferencijas. Aišku viena, sprendimų laikas jau dabar. O dabar prie mūsų prisijungia ypatingas svečias – generolas leitenantas Benas Hodžesas. Kartu gilinsimės į NATO ateitį, Amerikos vaidmenį Europoje ir tai, ką vakarai dar gali padaryti, kad užtikrintų pergalę prieš agresiją. Pereikime prie pokalbio. Okay, let's start. Okay, Ben, I was ambassador in America and I have experience of 23 years in diplomacy. And what they learned with big American presidents, be it Bush, be it Obama, be it Trump again, in the beginning, they all sound a bit, for Lithuanianites, a bit arrogant. They think that they can fix the world in 2 weeks. They do mistakes in the beginning. Sometimes Pearl Harbors are happening, like after Obama's reset, Crimea was taken. But at the end of the term, they become like Lithuanians and Poles. Like they, I still remember Tori Nuland inviting me to her office and saying, "Oh, sorry, Žygis, you've been the conscience of diplomatic corps. Now I will think like you." So tell me, how to shorten the period when a new American president starts hearing us in the region. And I will tell you all Lithuanian tricks. We have few tricks that work always. Work with Congress, both aisles, because Congress can fix administration. Work with think tanks, because think tanks are strong as hell in America, like in Britain a bit, but in America they're stronger. So wise people matters. Work with journalists, because they are powerful. Also work with your immigrant communities. We have 1 million, Poles 10 million, Ukrainians 2 million, in total Central and East European 25 million. And last point that I found during my term, work with business. American business in Lithuania are the biggest job creators, big companies. They have their own say, Chicago and some other places. And maybe last point, working groups, not always do it just as Lithuania, as Baltics, Baltic Nordics, maybe Lithuania, Poland, Ukraine. Great configurations, because for America, you are sometimes too small. When you come as Europe, they kind of listen. Or maybe even within the Pacific route that is with you again, China. So all Lithuanian resides, but because I'm afraid of next Pearl Harbor somewhere, I don't want Americans to make mistake. I love America. I believe America is an idea, but what are the methods to help Trump listen and advise us and young generation? So because some of them are really in despair, some of them think America is dumb. Okay, so thanks for this. And
I carry my copy of the Constitution with me everywhere, and you can see it's dog-eared, we would say, and particularly where I've underlined certain parts that are relevant to me from when I was in the Army. Um, America has 330 million people. Sometimes you think there's only one, it's the president, but there's 330 million Americans. And I I think that it's useful. The reason I bring up the Constitution, it's useful to remember that we do have a Congress that has enormous authorities and responsibilities by design. And it's Article 1 of the Constitution lays out the authorities and responsibilities of the Congress. Article 2 is of the president. And then, of course, you have the courts. So I think it's useful to remember that the Congress has a lot to say. Now, this is almost it is a bizarre time. It's strange the way the president now is asserting authorities, but it's also useful to remember that we're only in week 5, okay, and it's taken the media, the Congress, the people some time to say, wait a minute, what is going on here? And I spoke with a lot of Republican congressmen when I was in Munich last week. They are aware of their responsibilities, and I feel I have confidence that we will get back to a more normal kind of tone as where people don't lose confidence in us. There's always with the U.S. There's always a degree of chaos. When you live there, in the best of times, there's a degree of chaos. Now, part of that is also what makes is what contributes to the United States' success is because it is the power of young people being unleashed, to go to school where they want to go, to work where they want to work, to create. You might fail 10 or 15 times in a business and then you make it, but you have that opportunity. Um, so we've never been perfect ever. And I personally don't like when people talk about, well, make America great or whatever. What's great about America is opportunity. It's where people can develop their potential. And so I hope that our European friends don't lose confidence in the ideal. Never assume it's perfect, but don't lose confidence in the ideal. So just last question, and maybe Vincent, you can also contribute. Okay, Congress, of course, we have to continue working with them. What else? The governors, the governors, again by design, this federal system that we have, the states have enormous authority. I mean, think of Governor Newsom in California. California is the number 5 economy in the world. So the everything doesn't go through Washington. And if you've got, and what I encourage my European friends to do is when you have, if there's a policy coming from Washington that's unhelpful or disadvantageous for Lithuania, Latvia, Poland, Germany, whatever, you know, go to the governor of the state of, say, South Carolina and North Carolina. They make more German cars in North Carolina and South Carolina than they do in Bavaria. So if there's a policy that's hurting Germany, those governors in those states will care about the economic impact on their state. So And in states, we meet our own community, our own American Lithuanians, American Pope, or our own congressmen. Like today, Don Bacon reacted from Baltic Caucus. We meet business community who's friendly to us. We meet our own, friendly Jewish organizations who've been very active to lobby our integration to NATO. Okay, so I think it is doable. Last question from me: do you think till the end of Trump term, will we be able to convince Trump to enlarge NATO to Ukraine? um, I
Trump is not the only obstacle. I mean, President Biden was an obstacle to it. Hungary, Slovakia, they are not in favor of it, and I think probably some other countries. I think it was a terrible messaging that came out during the Munich time when the Secretary of Defense said NATO membership is not on or is off the table for Ukraine, and it was said in a way that as if it was included in the discussions with the Russians. But I believe what they mean, which is appropriate, that we're not going to include Ukrainian membership in any conversations with Russia because we're not going to give Russia a voice in whether or not this happens. This is internal for NATO, not something that to be negotiated with Russia. So the way it was presented was terrible, but after I reflected on it, it actually is appropriate. Of course, we're not going to negotiate Ukrainian membership in NATO with Russia. That's for us. Exactly. Okay, and of course we have to do our own homework with defense spending, trying to encourage other Europeans to have that concept of total defense on us. Like one of your American friends today said, those guys who met in Paris, actually, those are the countries that do not finance defense up to 2%. So it's our time to lead. Vincente, do you have a question from young generation? Yeah, I have several. First of all, once again, General, thank you for giving us the time. It's greatly appreciated. So I'll have several questions, of course. And yesterday I had a quick phone call with my team working on the International Affairs Bureau of the Youth Conservative League. So first, let's start with a simple one. Bouncing off what you said. You mentioned the institution of the presidency in the states and the Congress, of course. Naturally, Žygis oftentimes likes to calm us down in Lithuania and in Europe in general, saying that the Congress is on our side. So my first question to you, General, would be: is that the case? And if that is the case, what does it look like in terms of boots on the ground in the Congress itself? Would the current majority be at some point willing to go against the rhetoric of the current president Donald Trump? And granted, this rhetoric is truly frightening. I mean, I think we're all in agreement that having the president of the United States calling the president of Ukraine a dictator and oftentimes parroting Russian propaganda narratives isn't a good look, so to say. Yeah, it's a terrible look, and I can't explain it. And I'm certainly not going to try and defend it. What the president has said, it's obviously not helpful. But I think that the way you counter this, of course, is helping competing in the information domain about. Wait a minute, President Zelensky has a 57% approval rating. Every American president would love to have that. So where the president came up with 4%, I have no idea. Taking the time to explain that in Ukrainian law, you're not going to have, you will have martial law when you're at war, so you're not going to have an election. That's Ukrainian law. Maybe that's counter to what the U.S. might do or whatever, but trying to counter the false narratives. Now, the Congress, I would say that from what I heard talking to these members of Congress when I was in Munich, and there were several Republican, old school Atlanticist type Republicans that are there, they understand that America's prosperity is tied to Europe's prosperity, that Europe as a bloc is the biggest trading partner for the United States. So it's to our advantage that Europe is stable and secure so that it can be prosperous. And I think that all the serious people know you can't just turn your back on Europe and say, well, the heck with you guys, you're not doing your share, we're leaving, because that would be hurting us from a strictly economic standpoint, as well as the fact that we need allies. We don't have enough capabilities to do everything by ourselves, and all of our best allies come from Europe as well as Canada and Australia. Isn't the last question from you, because General is the most popular person in this conference. Everybody is hunting for him. Yes, please.
Okay, so I'll stick to just one last question. Of course, I think we're all in agreement that the rhetoric coming from the White House and the new administration is very dangerous. How safe is NATO and especially Article 5? Because it's important to remember that the only time Article 5 was ever triggered was in favor of the United States. We the Allies rushed to the Americans' aid in their time of need. And with the new rhetoric coming from the administration, it looks scary that the United States might not be willing to help us in our time of need, which seems to be very imminent. So, essentially, my question is: can the president unilaterally change NATO and the effectiveness of Article 5? So the thing that has always been the secret sauce of NATO was the uh, commitment of all of its members to defend each other. So that unity of the alliance was always above whatever the different debates were between nations. And I think it's the duty of the president to ensure that nobody doubts whether or not the United States is committed. I think that, and the Congress also, by the way, clearly supports U.S. and NATO, understands the significance of Article 5. And you're right that the only time Article 5 was ever invoked was after 9/11. So to help the United States. So Secretary of State Rubio was a senator before he became Secretary of State. He's one of the co-authors of the law that was passed a couple of years ago saying that no president could unilaterally withdraw from NATO. So even Republican members of Congress wanted to make sure that there would be a law in place to prevent the president from any president, but he had one person in mind, his boss now, from unilaterally withdrawing. But I would say, um, in German, I live in Frankfurt, so our motto is "Machen, nicht meckern." Do something, don't just complain. Okay, so while yes, people are anxious as the U.S., can we rely on the U.S.? The threat is always going to be there. Russian threat is going to be there. So every nation, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, everybody should be doing everything they can to make sure that they are prepared. Now, that's not a problem here in Lithuania. I mean, it's defense spending, et cetera. Um, but the president is going to use his leverage to put pressure on those very wealthy European countries that are not carrying their share of the burden. And of course, 77 million Americans voted for Donald Trump. And part of that was because they also believe that other countries are taking advantage of the United States. And so if you're a taxpayer in Illinois or Missouri or California or Michigan, and you're dealing with all the issues that any taxpayer deals with, and you're seeing our own challenges at home, and then you want, well, why are we paying for the defense of Germany or Netherlands or Norway? Why are they doing more? So the president, even though I don't like how he does it, he's correct to put pressure on allies that they have to do more. And I think the president of Lithuania was correct when he used the metaphor of a taser. He said this was like a taser to Europe, and it was needed. So I am 100% confident, 100% confident that the United States will always live up to its obligations as an ally, regardless of how many troops are here or whatever. That's not what's important. What's important is the nuclear deterrent, and that Lithuanians are sure, and that Russians are sure that the United States will always live up to its obligation. Thank you, General, for everything you do for our voice to be heard in Washington and also to help us interpret sometimes the voice of Washington in the region and to keep our alliance together. Thank you so much. Thank you. This is great to meet you. Thank you very much. To yourself as well, General. Good luck to you. Yeah, you see how good reinvestment from America. Šiandien mes kalbėjome apie kryžkelę, kurioje atsidūrė Lietuva, Europa ir visas laisvasis pasaulis. Istorija nekantrai laukia mūsų sprendimų, ar mes ryšimės užbaigti kovą dėl savo pačių laisvės, ar liksime paraštėse, stebėdami,
kaip Rusijos blogio imperija toliau plės savo nasrus vis plačiau. Europa turi ir gali priklausyti tik nuo savęs. Jei laukiame, kad kas nors kitas spręstų mūsų likimą, jau esame žingsnių arčiau pralaimėjimo. Todėl turime veikti dabar, investuoti į savo gynybą, savo vertybės ir savo ateitį. Nebijojame, kad Amerika dar gali grįžti į teisingą istorijos pusę, tačiau kol kas viskas priklauso tik nuo mūsų. Dėkojame, kad klausėtės, jei šios mintys jums svarbios, dalinkitės, diskutuokite ir svarbiausia, veikite. Iki kitų kartų.